Labas žmogau. Yra toks įtarimas, kad kitiemet Lietuvo rinkimai, da jaučiu netgi ir ne vieni, gal net keletą rinkimų. Ir tada iškyla klausimas, už ką balsuoti, ką darysi. Bent jau man dažnai per tiesioginės transliacijas užduoda klausimus ir panašiai. Tai pakalbėkim dabar apie tai. Už ką, dėl ko ir kaip balsuoti. Artėjančiai, jau bus ir Seimo rinkimai, 24 metai, jau ir prezidento rinkimai. Nuo visko po truputį ir pabiški. Dabar pabiški bandau išmokti naudotis kažkiek tai socialiniais tinklais. Įėjęs į kokį nors Facebooką, tenai, aezau tu mano, kas ten darosi. Kiek daug pratingų žuvyčių. Ir atrodo, lyg taip visai neblogus postus rašo, visai neblogus komentarus rašo. Vieni už vienus, kiti už kitus. Ir duodasi, ir kalasi. Ir pagalvoju, kiek laiko žmonės tam praleidžia. Jeigu tą visą laiką skirtų savo gyvenimui, būtų, jaučiu, visai įdomu. Pasikeistų žmonių gyvenimai. Aš netgi instrumentus duodu savo projektą, norai pildosi. Kaip ir ką reikia daryti, kad jūsų gyvenimas pasikeistų į nuostabią pusę. Bet pas juos visus yra viena baimė. Tada aš niekam nebūsiu reikalingas, dabar rašau kontą. Tuos postus man čia atsako, aš jaučiuosi labai reikalingas. Pratingas žmogus paklaustų, tai ką tu čia dabar darai? Tipo, tu kitoks? Ir taip, ir ne. Aš bent jau žinau ir suvokiu, ką aš čia darau. Ir jums 3 metus aiškinu, kad aš čia tam, kad plauti jum smegenis. Kas nors iš jūsų galit pasakyti tai savo sąžiningai, kurie sėdit TikTok'uose, Facebook'uose, Instagram'uose, tam pačiam YouTube'e, kad realiai jūs tam, kad čia arba savo smegenis plaut, arba plauti kitiems smegenis. Kito varianto nėra. Mes socialiniuose tinkluose tik tai arba mus plauna, arba mes plaunam. Klausimas, kurio jūs pusėje. Bet čia jau lieka jūsų dalykai. Dabar grįžtam prie politikos. Tik naivi žuvytė gali tikėtis, kad nauji rinkimai kažką pakeis į gerąją pusę. Man čia kažkas rašė, kaip tu čia toksai beryšio, tu čia ne taip, panaip, kitaip. Čia reikia tikėtis, kad nauji rinkimai jau bus nauja valdžia ir bus naujas gyvenimas. Kad naujas gyvenimas bus, aš net nebejoju. Tai klausimas, koks tai bus naujas gyvenimas, geresnis ar blogesnis. Pratingi žmonės, nežuvytės, paima ir pažiūri. Ir toks dalykas kaip istorija. 32 nepriklausomos Lietuvos, gal 300 metai, nepriklausomos Lietuvos jau metai. Mes jau turėjom krūvą rinkimų. Po to dar paimkim 50 metų vakarų Europos rinkimų. Man pasakykit bent vienus rinkimus, po kurių atėjo geresnė valdžia ir kažką padarė žymiai arba nors čiut geriau. Nėra tokių rinkimų nei mūsų istorijoje, nei bent jau 50 metų, kur aš studijavau nedaugiau, nuo kokių 60 metų, tai čia gausiu apie 90 metų, 70 metų vakarų Europos istorijos rinkimų. Visą laiką ateina vis durnesnė valdžia. 800 metais, kai Margaret Thatcher Anglijos išrinko premjerę, jau sakė, jau baisesnės būti nebegali. Paskaitykit tų laikų spaudą. Dabar pažiūriu dabartinis premjerus, tai Margaret Thatcher buvo viena iš kurčiausių. Aišku, nedatraukė iki prieš jos buvusių premjerių. Bet realybė yra tokia. Tas pats Lietuvoj, pažiūrėkit. Pažiūrėkite mūsų nuostabią laisvės nuo sveiko proto partiją. Nuostabiai viskas. Šedevras prieš 3-4 metus buvusių rinkimų. Dabar pratingas žmogus jo, istorija tokia. Ar yra prielaidų, kad gali per šitos rinkimus būti kažkas kitaip? Nėra. Jeigu matot prielaidų, dėl ko turi būti kitaip, parašykit komentaruose, man labai įdomu žiūrėti. O dabar aš jums paaiškinsiu, dėl ko. Taip yra ir dėl ko geriau būti negali. O po to perėsim, už ką reikia balsuoti. Čia į pabaigą. Paliksim, už ką Gintautas balsuos Labas žmogau šitos ateinančiuose rinkimuose. Realybė yra tokia, yra keletą faktorių. Pirmas faktorius. Tai yra boloninė švietimo sistema, kuri vakarų pasaulyje nuo 75 metų yra diegiama. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kiekviena nauja karta durnesnė už prieš tai buvusią. Tai yra faktas. Pabandykit tą dalyką nuginčiati. Kai kas sakys, net nusišnekė, dabar mūsų vaikai labai gerai moka naudotis gadžetais.
šūdas. Jie nieko nemoka naudotis gadžetais. Gadžetai naudojasi jais. Gadžetai turint kaip telefonai, socialiniai tinklai, ta prasme, sumanus telefonai, sumanus siurbliai, sumanus šaldytuvai ar lygintuvai. Nei velnio. Visi šitie sumanus gadžetai naudojasi mūsų vaikais ir mumis. Tai yra faktas. Ir apie tai yra labai daug informacijos. Ir jų pagalba yra formuojamos mūsų mintis. Nesąmonė, aš savarankiškas. Bipisto, a ne savarankiškas. Realiai. Jeigu tu taip galvoji, tai tu jau žuvytę tokia jau labai smulkiai ir visai neturinti ten tokių daikčiukų. Realiai. Reikia tą suprasti, kad telefonai, socialiniai tinklai formuoja mūsų mintis ir mūsų norus. Tavo esmė tame, kad jau pirmą prielaida informacija tas, kad atėjus nauja karta, jinai yra durnesnė. Tai yra faktas. Antras dalykas. Yra tokie kaip dalykai Švabo, lyderių mokyklos ir panašios kitos mokyklos, kurios ruošia lyderius. Bet lyderius ruošia pagal tai, kaip jiem reikia. Labai daug pasaulio lyderių praėjusios tos pačio, ne Švabo, Sorošo. Sorošo visas tas mokyklas, mokymus, kursus, man atrodo, daugiau negu pusė teisėjų, Europos teisingumo teismo teisėjų, perėjos per Švabo mokyklą. Nes Švabo, jūs pamirštų, Sorošą. Ten tie turi mokyklų, amerikiečiai labai turi programų, kur ruošia. Beveik visi lyderiai praėjo per kažkokias tai programas. Netgi mūsų Grybauskaitė Maskvoje. Gal ir Maskvoje mokėsi, nežinau, bet Amerikonai mokėsi. Ir jeigu pažiūrėtumėt Grybauskaitės retoriką iki mokslo Amerikoje ir po mokslo Amerikoje, manyti, kad labai stipriai pasikeitė jos retorika. Retorika tai maždaug pagrindinės mintis ir idėjos. Nes aš paprastai stengiuosi pratingų žodžių nenaudoti. Tai vat, karta, apmokymai ir trečias dalykas, labai gerai tai matosi Pietų Amerikoje, tai yra neigiama atranka. Tai reiškia teigiama atranka, kai laimi stipriausi, a neigiama atranka, kai laimi žuvytės. Mūsų politika yra taip padaryta ir taip sudaryta, politikų savininkai, akcininkai arba direktoriai į politiką prileidžia tik tai, kaip sakyti, tarkim taip, tie žmonės, kurie neturi savo idėjų, nemoka normaliai organizuoti veiklos, darbo ir kažko tai. Visi tie adekvatūs jauni ir kurie dar turi kažkiek smegenų, turi gerų idėjų ir įdomių, jie paprasčiausiai būna į šoną nufutbolinami, patraukiami nuo politikos. Vienas tai yra tais vietais. Kai kas paperkama, kai kas šantažo, kai kas tiesiogiai ten pasadinama arba iškeliamas kažkokios bylos, jeigu žmogus kažkokia pasiekė tokį normalesnį lygį. Štai gaunasi, kad iš principo negali būti geresnė valdžia. Dabar pažiūrėkim, už ką pas mus reikėtų Lietuvoje balsuoti. Yra du scenarijai. Vienas scenarijus balsuoti už seną valdžią, antras scenarijus balsuoti už naują valdžią. Dabar žiūrėkim, turint omeny, kad vis tiek situacija blogės. Tai dabar, jeigu mes balsuojam už seną valdžią, mes maždaug suprantam ir žinom, kokiu tempu ir kur link eina. Einam mes link labai paprasto dalyko. Lietuvos kaip valstybės ir tautos sunaikinimo. Valstybė sunaikinti pavyks ir vienai, ir kitai valdžiai, nesvarbu, kurie tais į valdžią, sunaikinti tautos nepavyks nei vienai, nei kitai. Tai dabar turėkime manyti, kad konservatoriai taip, jie greuna, jie sistemiškai po bišį greuna, bet jie nemoka sugriauti greitai, jiem nesigauna. Galbūt jie bijo, vis dėlto ten yra dar senų gerų politikų, kurie supranta, kad gali su šakėm ateiti tauta. Tai vat, jeigu norite, kad valstybingumas būtų griaudamas po biškį ir iš lėto, ir jūs turėtumėt laiką pasiruošti visiems šitiem šūdam, kas mūsų laukia, tada labai geras dalykas balsuoti už esamą valdžią. Už ką aš jaučiu ir agituočiau. Nes man dar reikia pakeliauti po pasaulį, dar reikia, kad Lietuva iki galo nesugriūtų, kad aš turėčiau laiko. Ir dar turėčiau laiką vis tiek po biškį pasiruošti naujam pasauliui. Bet jeigu jūs sėdit internete, pastoviai plauna smegenis, kažką tai kavojat už vieną, už kitą, ta prasme, naują politiką, čia visą laiką tam skiriat, tai tada balsuokit už naujus politikus, jie pagreitins sugriuvimą, jūs vis tiek nei velnio nesirašėt, jūs patys pratingiausi pasaulyje, jūs viską žinot, viskas jums suprantama ir jūs net nematot, kad krentat į subinę. Tada balsuokit už naujus politikus, tas viskas greičiau sugrius, jūs greičiau įkrisit į subinę ir viskas bus nuostabu. Dabar kai kas sakys, taigi tu čia toks pesimistas, kodėl tu taip blogai šneki? Aš šneku labai optimistiškai. Tarp kitko. Aš jums paaiškinu, kas yra.
Aš jums duodu instrumentų. Šitam kanalį galite atrasti video, kaip savo aktyvus pernešti per kolapsą. Galbūt jie geri video, galbūt blogi video. Tai jau kažkur matot mano loginių klaidų, tai davai, parašykit komentaruose, padiskutuojam, ta prasme, rašysiu pagal jūsų mintis savo vėl mintis, naujus video. Tai mes apie ką turim video? Turim video, kaip pernešti aktyvus. Yra video, dėl ko beveik visi verslai bankrutuos, nesvarbu, Lietuvoje, vakarų pasaulyje, didelį ar maži. Jų visų laukia, kaip visų negaliu pasakyti, kažkas tai transformuosis, kažkas sukurs naujus verslus. Bet tokių bus žmonių mažai, tie, kurie tikrai bus prižiūrimi. Bet tai, apie tai yra atskiras video. Toliau ten yra video, ta prasme, vienas iš Lietuvos scenarijų, kaip gali viskas atrodyti. Aš jums duodu visus instrumentus. Žmonės artėja subinė. Subinė tokia, kad šiais metais, 23 metais, Europa energetinių resursų sunaudoja mažiau negu 90 metais. Jeigu mes mažiau suvartojame energetinių resursų, tai ką tai reiškia? Mūsų gyvenimas gerėja? Mes 30 metų pašokam į priekį? Bijau, kad ne. Prancūzijoje 15% sumažėjo dizelio suvartojimas. Žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, fūras važinėja mažiau. Žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, krovinių vežia mažiau. Tai reiškia, mes visi mažiau vartojam. Dėl ko mes mažiau vartojam? Galbūt dėl to, kad mums babkių viskam nebeužtenka. Gal kainos kitos. Kai nesąmonė, čia gyvenimas gerėja. Hebra, pas ką gyvenimas gerėja, aš jums tikiu, pas jums, kad gyvenimas bus gerai, taip ir varykit į priekį su vėliava, kad gyvenimas gerėja ir nieko nedarykit, nes jūsų strategija pati geriausia. Ta, ką jūs darot, pas jums gyvenimas gerėja. Aš realiai galiu pasakyti, ta prasme, kad pas man gyvenimas, ne kad gyvenimas, finansiniai srautai pas man stabilus. Bet jeigu kainos didėja, tai reiškia, mano finansiniai padėtis prastėja. Ir aš tai adekvačiai suprantu, kol kas aš dėl to kažkokių tai veiksmų nesiemu, pas man yra ilgalaikė strategija. Kas iš jūsų turi trumpalaikę ir ilgalaikę strategiją? Tai nuo to ir priklauso. Koks yra požiūris? Galite, pasaulis griūna, iš subinė mes visi numirsim. Toks buvo sovietiniais laikais multikas, pasaulis griūna, pažiūrėkit. Kai ten kišvarkam ten nukrito lapas ir bėgo primsas, sakė, dangus griūna. Bet, o pas mane taip, aš žinau, kas vyksta daugmaž. Viską žinot, aš negaliu. Kaip bus tiksliai, aš nežinau. Žinau, kad bus žopa, toj žopai maždaug žinau savo vietą ir žinau, kad aš ten duonai, sviestui ir dešai vis tiek pinigų gausiu. Dėl to nepergyvenau, esu ramus ir pas man tam yra strategija. Tai, mėlyjeji, jeigu kas skaitot, kad aš pesimistas, tai būkite tokiais pesimistais kaip aš, bent jau turėkite savo strategijas ir eisim priekį. O dėl balsavimo viskas aišku. Nori turėti laiko pasiruošti. Kol viskas sugriūtų su vyriausybė, balsuojam už senus, už konservatorius. Norit, kad viskas sugriūtų greičiau ir jūsų gyvenimas pagerėtų, neigiamai, balsuojam už naujus. Man atrodo, aiškiai ir suprantamai išdėsčiau visą dalyką. Aišku, ten galima daugiau papasakoti, ta prasme, kad papasakot, kaip nauja valdžia, pavyzdžiui, Vokietijos nauji politikai, tik išrinkti dabartiniai, sakė, kad Vokietijoje mėsa per pigi, žvėriukam neapsimoka mirti, už tokią pigią mėsą maždaug pienas per pigus, dėl to dabar jūs visi turit valgyti, ką tenai, muses ar dar kažką tai. Jūs patys matot, adekvatos matot. Aš žuvitę, manau, aš nepaaiškinsiu. Aišku, gali dar kilti klausimas, dėl ko turi griūti valstybingumas? Dėl to, kad tokie pastatyti tikslai. V Europai nereikalinga nei viena valstybė. Europai reikalinga viena vieninga kažkokia masė, tą, ką jie planuoja padaryti, ta prasme, kai žmonės nežino savo kalbos, nežino savo valstybės, nežino savo lyties. Tokia yra uždėta mūsų politika. Nauja atėję jie nesupras, jie pradės viską, kaip sako, naują šluotą gerai šluoja, bet po to ir viską sugriauna. Taip pat. Darom savo strategijas, einam į priekį, džiaugiamės gyvenimu. Arba būnam tie, kam aš ir kiti plaunam smegenis. Jūsų raudona ar mėlyna piliulė. Ką pasirinksit, rašykit komentaruose.